Lietuvos ekonomika tokia tampa brandesnė, jau mes esam tokie normalūs europiečiai, kurie dėliojasi savo kapitalą, kurie investuoja. Lietuva apskritai yra dabar tokiam laikotarpiu, kad kai ji yra turtingiausia, kiek mes atsimenam, kaip tą išnaudot investavimui. Tai mes esam labai pažangi šalis, kas ir leidžia mums taip pigiai skolintis arba turėti tokią pinigų pasiūlą rinkoje. 4 metų pavyzdys rodo, kad galima buvo uždirbti, tie, kas laikė pinigus sąskaitoje, prarado nemažai turbūt tų pinigų, nes perkamoji galia jų pinigų sumažėjo. Reikia galvoti, kaip bent jau išsaugoti pinigų vertę. Tai reiškia, kad reikia tos pinigus investuoti. Jeigu tu investuoji labai trumpam ir labai tik tai saugiai, tai tu visada prarandi tą išlaukimo grąžą, nes už kantrybę mokama. Privati skola iš tikrųjų parodė labai gerus rezultatus. Privačios skolos valdytojai labai augo turto prasme. O yra tokių klientų, kurie neišsigąsta to, ką natūraliai mes vadinam kaip gąsdinančius įvykius geopolitikoje. Gal nelabai ir sveika būtų visai baimės neturėti. Bet buvo tokių tikrai nemažai klientų, kas prabūna tą ciklą, pasidžiaugia vėliau, kad gerai padarė.